Nors į filmavimą vežėmės guminius batus, mums pasisekė. Jų neprireikė. Šį kartą savo mašiną pas pasiligojusią kaimynę pavyko privažiuoti Ramutei. Mes įpratę klampoti per purvą, sako už kelių kilometrų gyvenanti moteris. Kas rytą rankose nešini maišeliai su švariais batais iki mokyklinio autobusiuko Brenda ir vaikai. 5-okas Tomas ir metais vyresnė Gabrielė. Pažliugęs kelias neįveikiamas tik jų mamai Stefanijai. Po insulto ji su lazdele vos per kambarį pereina, tad be kitų pagalbos net daktarų nepasiektų. Savivaldybė daug padėjo, kas liečia. Man baigėsi komisija ir aš niekaip iš čia būčiau neišėjus. Nei arklių neišvažiavus, rogį mane būtų neišvežęs po tokių pūgų šios žiemos. Tai savivaldybės net 3 traktoriai dirbo, kol atkasė būtent tai dieną pas mane nuvežti tą kelią. Jokie galvai Lunskienei. Ačiū visiems, sunkiai tramdydama ašaras kartoja moteris. Ramutei, amžinatilsį vyro sesiai, Tomo ir Gabrielės krikšto tėvams, vaikų mokyklai. Jų padedami mes šiaip taip laikomės. Vyras, aš padedam visur. Važiuojam, vežam, vaistus perkam, pas gydytoją važiuojam, išrašom, nuperkam. Viskuo rūpinamės, padedam kiek galim. Nes gaila moteriškai, žinokit, iš tikrųjų gaila. Labai sunku, žinokit, tikrai sunku. Tarpais anksti labai ryte paskambina, kad labai blogai. Tai aš su ašarom. Tiesiog širdį skauda, pasakojant ir kalbant, kaip yra iš tikrųjų. O kaip jis sugeba tvarkytis namuose? Tai pasižiūrėjus viską. Žinokit, padedu, paimu ir įskalbtis, vežu ir, ką labiausiai reikia, o visa kita, ir vaikučiai padeda, jau netokie maži jie, bet jie padeda, daug ką padeda tai mamai. Rūpinasi ir jie, ir, kas galim, atvažiuojat, gal tą, padedė, reikia rūpyti, padėti ir kaimynų, ir nenusisukti, čia yra tikrai bėda. Aš nelįst prie manęs, išeisi manęs. Šitas gražus. Gerai, viskas gerai. Man tokios mankštos reikia dabar. Tai šokius darysim, kad išsimankštyti. Aš ir išmokau vaikščioti savo skyrimo dėka. Sunku nežiūrėti, kaip Stefanija viskas stengiasi daryti pati. O kas man belieka, šypteli ji. Privalau gyventi ir užauginti vaikus. 3 sūnus jau išleido į gyvenimą. Liko dar 2. Skauda visą kūną, bet labiausiai širdį, sako moteris. Kartais negaliu paeiti, tada šliaužiu. Kai atima kalbą, tyliu ir darau tai, ką privalau daryti. Pas mane nėra režimo keltis. Man gali būti 1:30, gali būti 12 vakaro, gali būti 3 nakties. Aš privalau keltis. Nes mane pakelia. Suprantat, aš negaliu gulėti. Ne tas prasme, kad man reikia daryti, ten valgyti, bet skausmai užeina traukuliai kojų, ten rankų ir aš tada pradedu šliaužioti keliais. Kaip man išeina, man ten visai tas pats. Aš į ką atsirėmiau, ar negaliu, atsiklaupiau. Ir aš turiu šliaužioti, kad ir visą naktį. Reikia vaikam krosnį pakurti. Nėra, matot, šilta, nekurta vasara. Jau vasarą skaitau. Bet naktį vaikai išlips iš lovos. Gerai, mes pirmai visur buvom įsitiesę, kad ir prastai tais dangata. O dabar grindys, o tas vaikutis iš lovos, taigi stos. Taigi reikės medikamentų, Aišku, sveikata vaikų irgi labai paslyjo. Ir aš pakuriu tą krosnį. O čia jūs būtumėt žiemą įėję, tai čia jūs nerealiai būtumėt pamatę. Maišai verandoje, virtuvėje, ne krūvom, bet maišais pastatom vaikai malkų. Tomukas prineša iš malkinės, kad kiek jis pajėgė. Į maišus sudeda, nes į krosnį aš jau pati pajėgiu įsidėti. O tai ką daryti? Man slauga nepriklauso, kad žmogus būtų, kuris galėtų man pakurti krosnį viską. Ir aš tam labai dėkinga tam, už tai, kad aš išmokau nusikelti nuo dujų. Aš dabar tik tais prieš mėnesį laiko, pirmąsyk po 5 metų surizikavau užkurti dujinę. Aš jos nekurdavau.
virdavau arbatą vaikam elektriniu virduliu, bet aš ją pildavau pati, kaip sugebėdavau, nes vaikų irgi nepaduos elektrinio virdulio, kad, karšto virdulio. Taigi apsiplikydavot. Taip, tai kas užgys, o kol mirsiu nei rando neliks. Man ir dabar kojos apiplikytos, bet nieko tokio. Viskas. Tai aš ir iš puodo pasisėmiau metalinių puodukų vandenio, to dideliu. Aš kol danešu, aš jo apsipilu. Aš negaliu kavą išgerti, kaip sako, ar arbatą. Aš apsipilu, bet man gerai, aš apsipilu. Tai kas čia tokio? Taigi, kas čia tokio? Taigi skauda. Tai kas? Skausmas yra pakeliamas iki ribos. Labiau skauda nuo kitų dalykų. Labiau skauda, kai tu išliaužiai keliais. Ir tai visi sako, kad tau šitos namus nupirko valstybė, tau nupirko Karlas. Nors per mūsų pokalbį Stefanija dažnai paplūsta ašaromis, čia pat moteris susijama ir tikina, kad verkti yra prabanga. Negaliu sau to leisti, sako ji. Rudenį tėčio netekusiems vaikams per sunku matyti raudančią mamą. Išsiverkiu, kai jie būna mokykloje. Užtenka, kad vaikai mane regi šliaužiančią, klupančią ir žodžio ištarti negalinčią. Tačiau aš gyvenu ir tai jau yra pasiekimas, nukerta Stefanija. Prieš 5 metus tai atrodė beveik neįmanoma. Pradžia buvo reikėjo sužinoti, kad aš negaliu vaikščioti. Aš galvojau, kad išvesta tos šlangos, tas šlapumas, kad aš dėl to negaliu, bet kad aš iš tikrųjų negalėsiu atsistoti, man to niekas nepasakė iki tol, kol paskui sako, pabandykit atsisėsti ir nuleisti kojas. Aš nuleidau kojas ir pabandžiau stoti, bet aišku, jie tam pasiruošė, ne aš pirmas pasaulio ligonis, jie mane leido. Sakė, ne, kojas tik nuleiskite ir šiandien dieną užteks. Tai buvo, aišku, buvo labai didelis smūgis. Tada aš neprisileidau nei medikų, nei vaikų, nieko. Iš karto negalėjau aš kalbėti. Tai po vieną raidę, po vieną sakinį, aš taip po biskį, o taip, kad taip kaip mes juokaujam ir barškam, tai čia reti momentai ir dabar reti momentai. Pavyzdžiui, jeigu praneš lietų laukia ir 1 parą ar ten 2 paras, viskas, mano įmas per toks bus su ta lazdele ir kalbos nebus, turėsiu išimti tiltus, nes kreip žandikaulius, viską ir aš turėsiu, privalėsiu, aš juos išlupti, nes neatlaikysiu skausmo. Nes, kaip sako, dabar dėl to įdėdi, kad, tai skleis viską, bet yra kaip yra. Nėra, kaip sako, iš ko rinktis. Tas svarbu, kad yra taip, kaip yra. Galėjo būti baisiau, kad reiktų su šaukšteliu, kaip matėm, sakė, maitino. Aš nepamenu, bet sakė, maitino. Bet dėkinga likimui ir už tokį išbandymą. Nes labai, labai gražių mačiau dalykų, kurių gyvenime nepamatysiu. Nuostabus vaizdai, žinokit, tokioj būsenoj būnant, plaukiau ant vandens lelijos lapų per didelę jūrą. Labai gražus rūpai. Aš tai viską prisimenu dabar. Tai turėjo būti labai nuostabus, jeigu aš juos prisimenu. Ir tik jie ir išliko iš tos vadinamos komos būsenos. Tie vaizdai įaugo ir išliko. Painiodama, kas buvo iki ir kas po jos ligos, Stefanija noriai dalijasi prisiminimais. Ilgai klausantis jos pasakojimų, aišku tik tiek, kad šiuose namuose viskas buvo gerai, kol buvo vyras. Buvo ir bėdų, ir skausmo, ir netekčių, bet buvo ir gyvenimo džiaugsmo. Ir visą laiką buvo atrama. Todėl jo žmogui susirgus Stefanija jį slaugė iki paskutinio atodūsio. Be sveikatos, bet pati. Svarbiausiai man dabar pareigą savo padaryti, kas man priklauso. Pastatyti kokį nors paminkliuką, surinksiu, padarysiu. Nebus taip, kad nebūtų ir metinės padarysiu ir viskas. Vaikai, kad būtų vaikai sveiki ir pavalgę ir apskalbti, kaip sako, ir viskas. Ir užtenka man to. O visus kitus darbus namuose nudirba vaikai. Jaunėlis sūnus Tomas ir šiltnamį sukasė, ir malkų prinešė, ir vandens. Tempė toliausiai iš šulinio, juk vyras auga.
Mamai privalo padėti. Juolab, kad pakelti kibirą ne jos jėgoms. Tomas moka viską, Tomas mano labai jis yra nebijo, jis darbštus yra, jisai buvo ir gyvulių, kaip numirė vyras. Mano Tomukas išmėždavo kiaulę, buvo beveik 100 kg, tas vaikas nebijo jos, jisai nueidavo, jis išmėždavo. Piktokas jisai dabar. Taip. Mergaitė, jinai labiau linkusi mokslą ir į dailę. Jau piešimas jai viskas jau. Bet darbam aš jos ir neverčiu. Atidirbs gyvenime. Nes trapi yra, matot, kiek jos smulkutė. Ką aš galiu ją iškrauti naštą darbų. Pasivalo, kaip su... Ir dabar jos čia pravalyti kambariai. Labai švaru, šaunuolė. Kur švaru? Viskas puikiai. Normaliai pažiūrėjom taip iš realybėj, tai čia saugusio žmogaus darbas, pažiūrėkite, kokie baldai apdulkėję. Aš nieko nematau, Tai viskas labai mes gerai. matyti to nenorim, nes neprivalom mes matyti. Taigi vaiko darbas yra vaiko darbas. Jie pasivalo, plauna savo kojas, ten ką viską. Neturiu skalbimo mašinos, aš neturiu jos. Turiu mašiną, negaliu, nemeluočiau, kad sakyčiau, neturiu seną labai keturkampą auriką. Tai žinot, argi aš ją pakelsiu, ar aš ją panešiu, ar Tomukas man padės. Ne, jinai yra nepatogi. O Tomas sunkiai bendraujantis berniukas. Mokykloje pamokų metu dar jisai sėdi, klauso, jis gali mokytis, bet pertraukų metu gyvsidabris. Mes jo nepagaunam, nesulaikom, jo nesustabdysi. Jeigu nori kažko paklausti, turėti į pradžią pamokos arba į pabaigą, nes kitaip jisai pabėga. Bėga, tiesiog, kaip mes sakom, jo emocijos išsilieja ne kalba, o tuo bėgimu. Ir visa tas suaktyvėjo iš tikrųjų po tėčio laidotų. Tas pastebėjai. Mergaitė uždara. Mes bandėm su ja kalbėtis, bandėm psichologiją bendrauti, tačiau jinai uždara. Bet atradau tą būdą, kad paprašiau iš jos: Gabrielė, jeigu tau sunku kalbėti, tu man parašyk. Nenori rašyti rašinėlio, sukurk pasaką. Ir jinai būtent sukūrė pasaką, kaip gyveno graži laiminga šeima. Bet atsitiko taip, kad neliko pinigėlių, jiem pasidarė sunku, nebūdavo net ir duonos už ką nusipirkti. Ir namų šeimininkė, senelė, kaip jinai įvardinus, išėjo į miestą ir už paskutinius pinigėlius nusipirko varganą vištelę, kurią šėrė grūdais. Ir vištelė atsidėkodama už žmonių gerumą, nes jie su jie dalinosi ir tą pačią duonos trupiniu ir tais pačiais grūdėliais, pradėjo dėti auksinius kiaušinius. Ir aprašo ir kaip jiems pagerėjo gyvenimas, kokios svajonės tų žmonių išsipildė, bet rašo kartu ir kaip pradėjo pavydėti šalia esantys žmonės. Ir galiausiai vis tik tą auksinį kiaušinį pasakos pabaigoje atėmė.